Sveiki kolegos, ar įsigiję trumpąjį ginklą savigynai ir reguliariai su juo treniruodamėsi, dažnai pagalvojate, tai kokį vis dėlto lygį pasiekiau savo treniruočių metu? Atsakyti į šį klausimą gali daug pratimų, tačiau šiandien pakalbėsime apie Mozambique Drill. Šį pratimą atsitiktinai išrado samdinys Maikas Russo, dalyvavęs Mozambiko nepriklausomybės kare 1964-74, kada kaudomasis oro uoste, išlindęs iš kampo, priešai save už 7,5 metrų Maikas išvydo priešiškų pajėgų karį ginkluotą Kalašnikovo automatu. Todėl nieko nelaukdamas jis traukė savo pistoletą ir paleido 2 šūvius į viršutinę krūtinės dalį. Tačiau priešiškų pajėgų karys toliau taikėsi jį savo automatu. Todėl buvo paleistas 3 šūvis į galvą. Apie šį nutikimą Maikas papasakojo savo draugui ir bičiuliui, ginkluotės ekspertui ir instruktoriui Jeffui Cooperiui, kuris šį pratimą pritaikė savo mokymų programoje. Pratimas pasirodė naudingas ir įdomus, todėl jį į savo treniruočių programas įtraukė policijos SWAT komandos ir Jungtinių Amerikos valstijų specialiųjų operacijų pajėgos. Taip pat šis pratimas tapo kovinių filmų popkultūros dalimi. Mozambiko pratimą atliekant filmuose galime išvysti tokius aktorius kaip Tomas Cruzas filme Collateral ir Robertas De Niro filme Heat. Šiandien ir pabandykime atlikti šį pratimą. Atstumas iki taikinio 7,5 metrų. Po taimerio signalo traukiu ginklą, ginklas užtaisytas dėklę, 2 šūviai į krūtinę, 1 šūvis į galvą. Vidutiniai šauliai Mozambiko pratimą įveikia per 2,5 sekundės. Geri šauliai per 2 sekundės. Ekspertai ir meistrai per 1,5 sekundės. Taigi, per kokį laiką Mozambik pratimą atliekate jūs? Naudingų treniruočių ir taiklių šūvių, kolegos.